Ką mes vadiname pilnai įrengtu namu. Apeisim, pasižiūrėsim namą, kiekvieną kambarį, truputį papasakosiu, parodysiu. Išorę šito namo jau matėt ankstesniam įraše, todėl nesikartosiu, o vidų einam pasižiūrėti. Pilnai įrengtas namas. Grindys sudėtos, sienos išdažytos, durys įstatytos. Signalizacija pajungta. Užeiname katilinę. Matom, vėdinimo įrenginys sumontuotas, šildymo katilas, boileris, vandens filtras, minkštinimo. Kairėje pusėje nedidelis darbo kambarys, jau žmonės pradėjo baldus vežtis, paskutinė proga pafilmuoti šitą namą. Dešinė pusė tualetas, dušo kabina, viskas tvarkinga. Nedidelis sandėliukas. Labai patogus dalykas, laiptais išnaudojama erdvė. Koksgi pilnai įrengtas namas be virtuvės. Visi baldai virtuvės su visa įranga taip pat įeina į pilnos apdailos sąvoką. Šviestuvai, svetainiai, terasa, žolytės pasiimo mes neskaičiuojame. Pilna apdaila, bet paruošimas jai įeina. Kondicionierius, šaldymas. A++ klasės namas be šaldymo bus labai karštas vasarą su tokiais langais. Antras aukštas, vėlgi grindys, sienos, durys, viskas kaip priklauso ir šaldymo įrenginys, šviestuvai, turėkliukai. Antrame aukšte turime 2 tualetus, kaip ir prabangų, gerai. Vonia, tualetas, toks bendras vaikams. Na, o kitas yra atskirame kambaryje, taip vadinamam master bedroom, su atskira didžiulė spinta daiktams susidėti ir vonia, kuri dabar yra užrakinta. Taip pat antras aukštas turi 2 vaikų kambarius, gali būti darbo kambarys, vaikų kambarys. Tai va taip pat įrengtą namą mes vadiname pilnai įrengtų namų. Ir jeigu jums domina tokie namai, skambinkit, kaip tik dabar 4 panašius namus statome.